Kiekvienas iš mūsų nešame savąją šviesą. Jis skleidžiasi skirtingai. Kartais tyliai, kaip nedrąsi vilties kibirkštėlė, o kartais ryškiai, kaip juokas užpildantis žiemišką jaukų vakarą. Bet visais atvejais toji šviesa kuria bendrą gėrio visumą, kurioje tampame artimesni vieni kitiems. Jau trečius metus KN Energies šventiniu laikotarpiu grįžta ten, kur širdį šviečia ryškiai, bet plaka kiek jautriau. Į brolių pranciškonų kuriamą Vilties miestą ir jame įsikūrusią Mažojo princo akademiją, kuri globoja vaikus ir paauglius su autizmo spektro ir kitais raidos sutrikimais. Čia kartu su vaikais ir jaunimu bei akademijos bičiuliais vėl pasinėrėme į kalėdinį stebuklą, kuris gimsta iš paprastų dalykų – rankų darbo, kūrybinio žaismingumo, trupučio miltų, cinamono dulksnos, imbiro ir nuoširdaus buvimo kartu. Šiemet kartu su jaunimu ir kolegomis kepėme bei dekoravome imbirinius sausainius, tikrus kalėdų šventės simbolius. Kiekvienas iš jų buvo savitas, vienas spalvingas, kitas puoštas kukliau, tačiau visi jie iš širdies. Šiuo akimirkų šilumą dar labiau sustiprino vaikų sugiedota kalėdinė giesmė, tyra, nuoširdi ir užliejanti erdvę ramybę. Dar kartą priminanti, kokia svarbi mums yra bendrystė. Po kalėdinės giesmės vaikai su mumis dalinosi žvakutėmis, šviesos simboliais, primenančiais apie kiekvieno iš mūsų nešamą šviesą, kuri gali sušildyti kitą ir nušviesti kelią tiems, kuriems šviesos kartais pritrūksta. Tebus šie kalėdinės giesmės aidai bei imbiriniai skanėstai jums švelniu priminimu, kad mes kiekvienas esame skirtingi, tačiau tikrąjį grožį ir šilumą sukuriame tada, kai leidžiame savo unikalumui suspindėti, bei dalijamės juos su kitais. Lygiai taip pat, kaip mažas imbiro gabalėlis suteikia skonį visam kepiniui, taip mūsų gerumas ir atjauta suteikia prasmę bendrystei. Kaip ir kasmet su vaikais tęsiam gražią tradiciją pagaminti skanėstą. Šiemet iškepėm sausainių. Norime visus pasveikinti artėjančių švenčių progą su šventom kalėdom. Tariame jums ačiū už visus šiuos metus, kuriuos žengėte kartu su KN Energies. Už pasitikėjimą, drąsą įgyvendinti ambicingus tikslus ir gebėjimą stiprinti ne tik mūsų bendrus projektus, bet ir žmonių tarpusavio ryšį. Kalėdos – tai metas būti drauge, pastebėti šalia esantį ir nepraeiti pro širdį kalbinantį žvilgsnį. Linkime, kad šios šventės būtų kupinos šviesos, ramybės ir tikrų, paprastų, vertingų akimirkų bei imberinio aromato. Jaukių, šviesių ir prasmingų švenčių.